Na, šią nelygybių sistemą galėtume spręsti daugeliu būdų. Vienas iš būdų būtų štai toks. Norėdami, kad dingtų y, iš antrosios lygybės, iš pirmosios lygybės mes atimame antrąją. Tokiu būdu mes gauname 4x minus 2 x plus y minus y lygų 2 minus 8. 4x minus 2x mums duoda 6x, y išsiprastina, kitoje pusėje mes turime minus 6. Taigi x yra lygus minus 1. Gaunam pasidalinę iš 6 abi lygybės pusės. Turėdami x įsistatome bet kurią iš šitų lygybių, tarkime į pirmąją, ir gauname 4 minus 1 plus y lygų 2. Skliaudžiam, susitvarkome, mes turime čia minus 4 plus y lygų 2. Perkeliam minus 4 į kitą pusę, gauname, kad y yra 2 plus 4, arba kitaip tariant 6. Turime atsakymą. Tiesa, galėjom spręsti ir kitų būdų. Kitas būdas ne atimties, o išreiškimų būdu, aš parodysiu, kaip jisai veikia. Tiem, kam tiko pirmasis būdas, galite toliau nebežiūrėti. Tiesa, sudėties būdu galima buvo spręsti truputėlį kitaip. Pavyzdžiui, antrąją lygybę padauginti iš 2 ir tuomet sudėti. Tuomet dingtų x, liktų tik tais y. Ir iš karto gautume, kad y 6, vėliau įsistatytume, gautume x. Dabar, jeigu norim išreiškimo būdu, pirmąją lygybę mes galėtume dabar persitvarkyti taip, kad arba x išreikštume y, arba y x. Na ir aišku, geriau matosi y. Taip, kad y yra 2 minus 4x. Statomės į antrąją lygybę ir žiūrim, ką gaunam. Aš kaip sakau, z metodas. Išreiškiau, įsistačiau ir žiūriu, ką gausiu. Įsistatau y ir aš turiu minus 2x plus 2 minus 4x ir tai yra lygų 8. Jeigu čia viską susitvarkysime, tvarkingai turėtume nesunkiai gauti. Šitoje pusėje mes matom minus 6x, ten mes turėtume 6 dalintume iš minus 6 ir gautume, kad x yra minus 1. Na ir dabar atvirkštinė z mes privalome grįžti atgal. X statomės į išreikštą y ir gaunam atsakymą. 2 minus 4, kuris yra padaugintas iš minus 1, taip kad mes turim 2 plus 4 ir y gaunasi 6. Tai va, turim dviejais metodais įspręstą šitą uždavinį, abiejais metodais gaunam tą patį atsakymą. X minus 1, y 6.